Aš tarsi klupiu ant žemės. Dėkoju. Ar gali pasakyti, kodėl tu klupi ant žemės? Iš dėkingumo ir garbinimo, kas yra aplink mane. Dėkoju. Dabar, kai matai save klupint ir garbinant, ar tu jautiesi, kad esi šioje vietoje viena? Taip. Dėkoju. Jeigu pasižiūrėtum į savo rankas, ar tu juose kažką laikai? Ne. Galbūt gali pasakyti, kokius drabužius tu dėvi? Aukso atlasiniai tokie blizgantis ilgi rūbai. Dėkoju. Ar dėvi kokius papuošalus ar ornamentus ant savo kūno? Ne, bet matau ant galvos tokia didelė kepurė kaip cilindro formos. Dėkoju. Kai sužinai tai apie save, kas labiausiai atkreipia tavo dėmesį apie tave? Kad jaučiu lyg esu tenai kaip vyras. Dėkoju. Dabar stovi lauke priešais savo gyvenamąją vietą. Pasakyk man, kaip atrodo tavo namai iš išorės. Piramidės forma. Dėkoju. Kas labiausiai atkreipia tavo dėmesį, kai žiūri į savo namo išorę? Piramidės forma. Dėkoju. Ar žinai, iš ko ši piramidė pastatyta? Smėlio, labai panašiai kaip Egipte. Dėkoju. Ar matai būdą, kaip įeiti į šiuos tavo namus? Nėra durų, bet man tai reikia panorėti ir aš galiu įeiti. Dėkoju. Noriu, kad įeitum į šiuos namus. Tu dabar žengi į piramidės vidų. Dabar, kai esi jos viduje, noriu, kad pasakytum, ką matai, kaip atrodo piramidės vidus. Šiuo metu man ne vidų rodo, bet davė, kad aš kaip koks Oziris buvau. Dėkoju. Galbūt pavyktų pajausti ar pamatyti, ar turėjai šioj piramidėje savo erdvę ar kambarį? Man rodo tarsi vakuuminį cilindrą, kuris eina per piramidės centrą. Ir tai yra kaip portalas pakilti į viršų, atsistojus centre iš tų namų. Dėkui. Kaip įeini į tą portalą, į tą cilindrą ir pakyli juo į piramidės viršų, ką matai toje patalpoje, kai ją pakyli? Tai ne į piramidės viršų, bet tai tarsi portalas į kitą dimensiją. Tai net ne viršus piramidės. Dėkoju. Ačiū už paaiškinimą. Ar galime mes eiti dabar į tą portalą, ar manai, kad dar turi ką pamatyti šioje piramidėje?
Mm. Toks jausmas, kad dar turiu ten būti. Ačiū. Ar iš šios vietos, kurioje stovi, ar gali pasakyti, ar šioje piramidėje yra vandentiekis ar elektra? Ne, bet yra vanduo kitur toliau už piramidės. Dėkoju. Ir aš galiu jausti tą vandens energiją, būdama piramidėje. Dėkoju. Bet ar tas vanduo teka vamzdžiuose kaip šiuolaikinėme pasaulyje? Ne, Dėkui. O kaip tas vanduo atbėga? kaip upelį, upė. Dėkoju. Ar yra elektra ten, kur tu esi? Nėra ir jos nereikia. Dėkoju. Ar gali pasakyti, koks jausmas tave apima, kai tu esi šios piramidės viduje? Tarsi niekam nepriklausau ir net neturiu namų. Dėkoju. Ar tu gali apibūdinti savo pasakymą, kad tu jautiesi lyg neturėtum namų? Ar gali daugiau apie tai išsiplėsti? Ką tai reiškia, kad tu lyg neturėtum namų? Nes ten viskas yra atvira. Viskas yra žinoma apie viską. Nėra vietos niekur, kur tarsi galėtum pasislėpti, nes viskas kalba, visas energijos kalba. Ačiū. Ar tu nujauti, koks tai galėjo būti amžius ar metai? Tai labai panašu į Egiptą, bet jaučiu visai kitaip negu Egiptą, nes yra labai aukštos technologijos. Bet Egipte buvo toks laikas, apie kurį mes nelabai kalbam. Man rodo skaičių 5. 5. Labai įdomi. Dėkoju. Ar tu jauti, kad tu buvai žmogus tame gyvenime? Taip, žmogus su didelėm galimybėm. Dėkoju. Tu dabar sėdi prie virtuvės stalo ir lauki vakarienės. Kai atsisėdi, pasakyk, ką matai ant šio stalo. Toks jausmas, kad ten nebuvo tokio dalyko. Nereikėjo ten valgyti. Dėkoju. Kai apžvelgi virtuvinį stalą ar vietą, kurioje tu gauni energijos, ar matai, kas aplinkui šią vietą yra kartu su tavimi, ar kokie kiti žmonės, kurie gyveno kartu su tavimi šioje piramidėje? Energiją gaudavau per elementus įvairius. Vandenį, saulę, pagrinde nereikėjo valgyti. Nebuvo tokio dalyko kaip virtuvė. Ir aš šiuo metu nieko nejaučiu aplinkui kitų žmonių. Dėkoju.
noriu paklausti, kai esi šioj erdvėje, kai tu gauni tą energiją, kuri tave pamaitina, kaip tu jautiesi? Kaip visuma visa kuo maitiniesi, to dalimi ir tinklu tampi. Dėkoju. Ar tu gali man pasakyti, kiek kartų į dieną ar kas kiek laiko turėdavai pasikrauti šią energiją? 2 kartus dienoj. Dėkoju. Ar tai būdavo kažkoks ritualas, kurį tu galėtum mums apibūdinti? Matau vanduo ir saulė kaip du labai įdomi, tarsi rankose fakelas vandens ir saulės vienoj ir kitoj. Ir kad tai yra du reikalingi dalykai. Ar tai ritualas, nežinau, bet kokiu atveju, kai tu tai darai, tai yra sakralus šventas procesas savaime jau padėka tom energijom, kurios dalinasi tuo, kad tu galėtum būti gyvas. Dėkoju. Kai stovime tavo darbovietėje, pasakyk man, kas vyksta aplinkui tave, ką tu matai. Aš matau, kaip upė Nilas davė pavadinimą, sankirta kažkokia tos upės, ir matau, kaip rikiuoja žmonės, kad galėtų ateiti pas mane. Dėkoju. Kai stovi šioj erdvėj, šioj sankirtoj ir žmonės rikiuojasi pas tave, ką tu jauti, kaip tu jautiesi? Daug darbo ir atsakomybė. Ar jauti, kad tau patinka tai, ką darai čia? Aš jaučiuosi, kad tai yra pareiga mano ir nuolankumas daryti tai, ką aš darau, nes visi yra suskirstyti pagal galimybės ir aukščiausią potencialą, kaip gali prisidėti prie visko. Dėkoju. Ką manai, kad čia atlieki, stovint toj vietoj? Padedu žmonėm. Ar matai, kokia yra ta pagalba? Kaip gydymas kažkoks, alchemija. Dėkoju. Ar gali pasakyti, kaip pradėjai čia dirbti? Mane paskyrė pagal mano prigimtinės duotybės. Tai jau buvo žinoma man gimus. Dėkoju. Kas tau labiausiai patinka užimant šias pareigas? Žmonių šypsenos. Dėkoju. Ar gali labiau apibūdinti, ką tu jiems darai, kad jiems sukeli šypsenas? Tai susijęs su tikėjimu, grąžinimu tikėjimo.
Ar išeitų tau pasižiūrėti iš šono, ką tu darai, arba pamatyti save ateinančiu žmogum pas tave pagalbos ir kad pamatytum visą tai iš šono, ką tu darai ir ką tu sakai. Tai vyksta telepatiškai. Mes tarsi atsisėdam vienas priešais kitą. Ir aš tada galiu įeiti į tą žmogų telepatiškai ir energetiškai. Ir perduoti jam tai, ko jam dabar labiausiai reikia tam momentui. Dėkoju. Dabar, kai sužinojai, kad tai yra toks tavo darbas, kaip tu jautiesi? Gerai, bet tai taip pat tokia kaip ir misija ir toks atsakingas darbas ir tokia, kad tu esi kaip sraigtelis, kuris negali trūkti ar sulūžti, nes yra labai reikalingas. Dėkoju. Ar yra, kas tau nepatinka apie šias pareigas ar šį darbą? Nes visada esu pajungtas būti visada budrume. Niekada negaliu atsijungti, visada turiu sąmoningai būti visame kame. Dėkoju. Ar daug valandų čia praleidi? 8 rodo dabartiniu suvokimu. Dėkoju. Kaip dėl to jautiesi, žinant, kad tai darydavai 8 valandas savo dienos laiko? Pavargus. Dėkoju. Ar dirbai viena ar su kitais šioje erdvėje? Viena, nieko nematau daugiau. Dėkoju. Ar žinai, kodėl tai darydavai viena? Nes tokia specifika buvo to, ką aš dariau. Iš to, ką pasakoji, ar būtų galima spręsti, kad labai mažai kam buvo skirta tokia misija? Taip. Dėkoju. Dabar, kai pamatėme, kas tu buvai, kur gyvenai ir ką veikei pragyvenimui, noriu tave perkelti į vieną svarbiausių dienų tavo gyvenime, kurį stebime. Tu esi ten dabar. Tu dabar stebi svarbią dieną. Pasakyk man, kas vyksta, ką tu matai. Matau, kaip iš dangaus atsiveria tamsus portalas. Atrodo panašiai, kaip būtų netaisyklingos formos žvaigždė, bet su daug tokių spindulių. Tarsi būtų prakeiksmas iš aukštai. Dėkoju, kad man tai paaiškinai. Ar gali daugiau papasakoti, kas vyksta toliau? Kaip tu į tai reaguoji? Kaip kiti aplinkui esantis žmonės į tai reaguoja?
Aš supratau, kad aš negaliu to suvaldyti, kad tai ne mano atsakomybė. Dėkoju. Ir ką tu darai toliau? Kur tu eini? Aš pasiduodu ir atsiduodu tam, kas vyksta. Dėkoju. Ar gali pasakyti, ką daro žmonės kiti? Klykia, šaukia ir bėga. Dėkoju. Ar šiame momente tavo vidinė būsena buvo rami? Taip, aš visiškai pasidaviau ir tai buvo tarsi net savotiškas poilsis, kad mano darbas baigėsi. Tarsi pasimkit mane, aš pasiruošus. Nieko nebegaliu padaryti. Dėkoju. Klausantis, ką man pasakoji, ar tu gali man pasakyti, ar tu žinojai, kad tai atsitiks? Ne. Dėkoju. Ar tu gali man pasakyti, ar tu žinai, kas tai tokie, kas atvėrė šį portalą? Ne. Dėkoju. Bet man nebuvo svarbu, man kažkaip taip rodo tą akimirką. Dėkoju. Tuomet pajudėkime šiek tiek į priekį laiku ir pamatykime, kas vyksta toliau, kai ši panika praeina, ar kas įvyksta toliau šiam portalui atsivėrus. Nepraeina, viskas miršta. Nieko nebėra. Pabaiga. Dėkoju. Ar gali papasakoti, kaip tu mirei? Aš tiesiog pasidaviau ir tarsi mane tas portalas prarijo.